nesuprantama. Žodį Žydrūnė. Žydrūne, jūs be abejo skaitėte šią nuostabią knygą. Nuo Romintos iki Nemuno, autorius Norbertas Stankevičius. Čia, manau, visi skaitė mūsų konferencijai, kurie susirinkę taip gausiai. Ir ką? Čia šurmuliuoja kažkas, truputėlį kažkas damos šurmuliuoja. Atsiprašau, panelės, gal galima šiek tiek tylėliau, čia konferencija vyksta. Dainuot. Aš kaip suprantu. Tai ką? Jau pirmam puslapį atvertę mes pamatom šį įstabų vaizdą į žemėlapį. Gal kas gali man paaiškinti, kas čia, nes manau, ir taip supranta, bet paaiškinkim, gal kas nežino. Žydrūnė tai žodis. Ir manau, čia toks palinkėjimas, tai toliau energija žemėlapiai įvairūs, va, štai matote. Ir tas palinkėjimas, manau, atskleis, kas čia per žemėlapis buvo. Čia įrašyta autoriaus ranka. Štai matote, gal nematote. Gal pafilmuokit čia, prašau, pritraukit. Su pagarga ir dėkingumu žmonėms, kurių širdyje gyveno mažoji Lietuva. Tai štai dabar jau turbūt visi suprantate, kas čia buvo per žemėlapį. Mažosios Lietuvos čia buvo žemėlapį. Ir čia yra ypatinga dar ši knyga dar vienu dalyku, kad parašyta, pavyzdžiui, koks nors eilėraštis ir jisai iš karto netgi 3 kalbomis. Tai gal aš paskaitysiu vokiškai. Vis tiek nežinau, kad... Na, pirmyn. Suprantat. Vadinasi Mein Heimatland. Visi turbūt suprantat, kad tai reiškia mano gimtinė. Taip. Sie sagen all, du bist nicht schon mein trautes Heimatland. Tragst nicht solche Berge und nicht Rebengut gewandt. In deinen Lüften rauscht kein Aar, es grüßt kein Palmenbaum, doch Glanz der Wösenträne klar, an deiner Küste Saum. Und gibst dem König auch kein Erz, nicht Purpur, Diamant, klopft in dir doch das Strauß Herz, fürs heilige werte Land. Zum Kampfe lieferst du das Ross, wo Stonen Grodes wert, und Männer stark zum Schlag der Trost, die Kaufge Faust zum Schwert. O kitus 2 posmelius lietuviškoje. Kada svajoju aš ilgai, gili naktis aplink, didingai šlama ąžuolai, neleidžia man užmigt. Tuomet sukyla manyje tikra jausmų banga, dainuot imu visą širdim, linksma šviesia gaida. Nors svetima to prabanga, puikybė išdidi, daugiau vilties, mano šalyje esi tu nuostabi. Aplodismentų mano šiam nuostabiam kūriniui. Gerai.